Vieną kartą mažame miestelyje, kur sniegas užklojo visus stogus, kaip pūkinės antklodės, gyveno du geriausi draugai - Jonas ir Emilija. Jonas visą dieną galėjo statyti ir taisyti daiktus - paukščių namelius, žaislinius automobilius ar net mažus raketų modelius. O Emilija buvo kitokia. Ji mėgo pasakas ir magiją. Ir ji nuolatos kalbėdavo apie burtus bei stebuklus. Jie dažnai ginčydavosi, kuris pasaulis geresnis. Ar Jono tikrasis pasaulis, ar Emilijos stebuklingasis pasaulis. Vieną šaltą vakarą, kai jų kvėpavimas ore virto mažais garų debesėliais, jie pamatė keistą namelį, o virš durų buvo pakabintas apsnigtas užrašas - Kalėdinis stebuklų kambarys. Pažiūrėkim vidun, šūktelėjo Emilija. Jos akys spindėjo kaip eglutės lemputės. Ai, čia tik kažkokia parduotuvė. Jonas pavartė akis, bet smalsumas vis tiek nugalėjo ir jie abu įėjo į vidų. Jie įėjo į vidų. Viduje buvo šilta, o kambarys atrodė nepaprastai įdomus ir jaukus. Ant sienų kabojo blizgantis varpeliai, o ore jautėsi cinamono ir meduolių kvapas. O lentynos ir visas kambarys buvo pilnos dėžių. Tiesiai prieš juos stovėjo žilas vyras su švelnia šypsena. Sveiki vaikai, pasakė jis. Jūs kaip tik tinkamu laiku, nes kalėdinis stebuklas jau čia. Tai kambarys, kuriame galite dovanoti tai, kas yra svarbiausia. Jonas ir Emilija apžiūrėjo kambarį, lentynas ir pamatė daug dėžių, kurios atrodė gražiai, bet jos buvo tuščios. Emilija susiraukė. Čia ne joks nestebuklas, visos dėžės tuščios. Jonas šiek tiek pyktelėjo, aš juk sakiau, kad čia įeiti buvo tikra kvailystė. Tačiau vyras linktelėjo ir pasakė, šios dėžės skirtos ne daiktams, o jausmams. Į jas galite įdėti tik tai, ką jaučiate savo širdyje. Kai tikra dovana gimsta iš meilės ar draugystės, tada ji tampa stebuklu. Emilija pilna smalsumo paėmė vieną dėžutę ir užsimerkė. Labai stipriai suspaudė ją savo rankose ir tyliai pasakė, į šią dėžutę aš įdedu draugystę Jonui ir meilę jam. Akimirksniu dėžė pradėjo švytėti kaip žvaigždė, apgaubta pilna meilės. Jonas nustebęs pažvelgė į ją ir pagalvojo, galbūt tai iš tikrųjų kažkas stebuklingo. Jonas paėmė kitą dėžę, jis žiūrėjo į ją ilgai, tada giliai įkvėpė ir pasakė, į šią dėžę aš įdedu dėkingumą Emilijai už jos magiškas pasakas ir stebuklus. Ir dėžė pradėjo taip pat magiškai švytėti. Vaikai suprato, kad kiekvienas jų jausmas virsdavo šviesa ir šiluma. Jie kartu nusprendė surinkti kuo daugiau stebuklingų dėžučių ir išdalinti jas miestelio žmonėms. Vieną jie padovanojo vienišai kaimyniai. Į šią dėžutę jie įdėjo labai daug meilės jausmo.
Kitą dėžutę jie padovanojo miestelio kepėjui ir įdėjo dėkingumą už jo nuostabiai skanius pyragus. Trečią dėžutę jie padovanojo liūdnai draugiai, į kurią įdėjo daug džiaugsmo. Ir visos šios dėžutės buvo švytinčios meilę, džiaugsmu, nes kiekvienas žmogus, kuris gaudavo šią dėžutę, nusišypsodavo, tapdavo laimingais ir su džiugesiu sakydavo ačiū. Kaip gera dalintis. Kai atėjo Kalėdos, miestelis buvo pilnas ne tik dovanų, bet ir džiaugsmo, šilumos. Jonas ir Emilija suprato, kad tikros dovanos nėra daiktai. Tikros dovanos yra jausmai, dėmesys kitam ir jausmai, kuriais daliniesi su kitais. Pasakos pabaiga.